Labas visiems, čia Eva Games, Evaldas Vilius, ir dar ten kamputėje turim vieną veikėją. Ir šiandien turėsime temą apie kompiuterio bildą. Ir kaip mačiau komentaruose, kai daugumai jūsų sakėt, parodykit kompiuterių bildai įdomu ir panašiai, nu tai va turim kompiuterį ir padarysim jo bildą. Bet kuo jisai ypatingas? Prieš tai bijau pameluoti, gal savaitę prieš video, kuris buvo filmuotas gruodžio mėnesį ir jį pavėluotai išleidom, nes kaip kažkada esu minėjęs, turėjom šiokių tokių reikalų. Jame minėjau, kad jau sunku yra surinkti kažką pigiau negu ten 1336 eurai. Ir tai buvo gruodžio mėnesį, buvo švenčių įkarštis, labai trūko detalių, trūko komponentų, trūko pasirinkimo ir šiaip Lietuvoje to pasirinkimo trūksta turbūt dar nuo COVID laikų. Ir dabar pabandysime surinkti pigesnį kompiuterį tam, kad galėčiau prisipažinti, jog jų melavau. Ir ką mes čia turėsime, tai bus vėl Deepcool platforma, nes mes einam į biudžetą. Iš kitos pusės tiek ir pasirinkimo yra gigabyte korpusai, kurie yra milžiniški ir ne visada pigus. Yra Lienly, kurio negausi, yra Corsairas, kurį sunku gauti, yra MSI, kuris yra toks nuobodus, kad jautiesi kaip 2006 gyventum. Yra Cooler Master, kuris egzistuoja, bet jo nėra. Tai Deepcool yra čia tas biudžetinis ir va čia ir dabar pasirinkimas. Jis truputėlį kitoks, tai yra Macup 110, tai yra micro ATX korpusas. Tai ką tai reiškia? Tai yra mažesnė, trumpesnė sisteminė plokštė, šiek tiek mažiau aušinimo, tačiau mažiau vietos užima ant jūsų stalo arba po stalu, čia jau kaip jums patinka. Ir kadangi kalbam apie Deepcool, šito kompiuterio reikalavimas, būtent kliento reikalavimas buvo RGB. Pageidautina, pabandysiu pacituoti, daug RGB. Ir jeigu gali, įmesk vieną kitą LED stripą. Va taip, citatą. Tai priedo teko pirkti 3 Deepcool aušintuvus, kurie, pridės šiek tiek to RGB. Aišku, FD12 modelio dar nesu bandęs, esu bandęs vieną versiją prieš tai pažiūrėsim, kas čia gausis, ar neturėsime ARGB 2 Revision 2 antros revizijos problemų, kaip praeitam gigabitų bilde. Toliau važiuojam su Deepcool, turim Deepcool maitinimo bloką, nemodulinis, nes vėl biudžetas, ir tai yra 700 vatų. Jei neklystu, lyg tai turi naujos vaizdo plokštės jungti, bet 700 vatų, parašyta 80+, bet neparašyta koks 80+, todėl tai nėra oficialus sertifikavimas, tai yra tiesiog paminėta, kad egzistuoja ties 50% apkrovimo, egzistuoja apie 86% efektyvumo kreivė. Tai tas toks, čia jų teigimo 80+, bet aš nematau didelio skirtumo prasmės jiem meluoti. Toliau keliaujam į aušinimą. Kadangi einam toliau Deepcool. Deepcool LE520VH. Kodėl VH? Nes tai yra baltas. Korpusas, mato, toks juodas su baltu, tai turėtų labai gražiai atrodyti, kaip aš vadinu, Stormtrooperio temą. Tai baltas aušintuvas, dėja, tai yra 240, nes šiame korpuse 360 oficialiai niekaip neįtalpinsi su siauro pjūkliu ar ten kokiu nors kampiniu štifokliu, gali įtalpintum, bet to mes nedarysim. Tai va, tai kaip mato, čia jau viskas važiuoja apie kinietišką Deepcool bildą. Ir kas viduj, kadangi tai yra micro ATX korpusas, jam reikia micro ATX sisteminės plokštės ir labai trumpai parodysiu. Tie, kas esate rimti gameriai, jūs tikriausiai žinote, kas yra micro ATX, nes jo visą laiką vengiate, o tie, kas tiesiog perkate kompiuteris arba jums draugai surenka, galbūt nesat matę, kas yra micro ATX. Tai va, taip papraškėsiu ir parodysiu. Micro ATX yra štai, čia yra micro ATX. Kuo jis skiriasi nuo pilno ATX? Jis yra gerokai trumpesnis, tam, kad tilptų į trumpesnį korpusą. Ir
kas yra sutaupama? Jūs išlaikote, įprastai microATX išlaikote 4 RAM jungtis, ten pat yra maitinimo jungtis, turite savo RGB jungtis, SATA jungtis, netgi VRM aušinimą, mūsų atveju ne, bet neretai būna ir Wi-Fi'us integruotas. Tai kaip ir atrodo visiškai pilnavertiška sisteminė plokštė, apart to, kad nuo vidurio dalis, jinai truputėlį keičiasi. Čia jūsų SSD ir tik 2 jungtis plus vieno X. Tai čia jūsų vaizdo plokštė, galbūt čia būtų Wi-Fi, bet tada vaizdo plokštė netilps. Logiškai paėmus, jeigu įsidėsite vaizdo plokštę didesnę negu 2 aukšto, jūs praktiškai netenkate visų savo jungčių. Tai tuo skiriasi microATX, kad jame praranda galimybę kažką tai turėti priedo. Vaizdo plokštė ir praktiškai daugiau nieko nebetilps, nes jinai viską užgoš. Ar mūsų vaizdo plokštė viską uždengs? Pažiūrėsim, kai surinkimo metu, aš manau, kad gal apatinis bus pasiekiamas, kuris, jei neklystu, yra, bijau pameluoti, čia man atrodo bus 4X. Čia bus tikriausiai, čia yra pilna 16X jungtis, bet aktyviai yra tik 4X. Tai labai puikiai tiktų Wi-Fi kortai, tinklo plokštė, gal net 10 gigabitų, kada čia galėtumėte įdėti, galbūt SSD perėjimą. Tai čia yra konkrečiai microATX plokštė, kuri tuo ir skiriasi, kad jinai yra trumpesnė. Ir mums to ir reikia. Procesorius. Į šį mažylį mes bandysime sukišti Ryzen 5 8800X. Tai yra sena platforma. Sisteminė plokštė irgi yra senesnės platformos B550. Ir čia buvo vienas iš tų sutaupyti 1-2 eurą, tų elementų, kur sutaupėm. Galimybės tobulinti tikriausiai nebus, nebent AMD kažką dar pasiūlys, bet principė žmogus šioje platformoje liks ir turės keisti kitą platformą po kokių gal 5-6 metų, jeigu jam jos reikės. Bet tai leido sutaupyti turbūt kokius, jei neklystu, iki 200 eurų, nes AMD tiek Intel sisteminės plokštės naujausių platformų yra labai brangios. Ir nors procesoriai yra įkandami, jeigu taip galima sakyti, procesoriai galėtum įsigyti, bet sisteminės plokštės yra be galo brangios. Ir jeigu dar nori vieno kito geresnio komponento, sakykime, 2,5 gigabito tinklo, ar bevėlio, ar ten, sakykime, kelių SSD jungčių, tada jos dar labiau užbrangsta. Tai čia buvo mūsų tas sutaupimas, pažiūrėsim kaip seksis, bet kitur mes nepataupėm. Tai yra Kingstono MV3 2 terabaitų SSD. Tai bus žmogus, kuris nori RGB ir žaidžia lengvus, bet žaidimus. Tai 2 terabaitai yra privalomas dalykas. Kaip kolega minėjo, įsirašyk GTA, įsirašyk Cyberpunką ir žiūrėk, jau tau vietos praktiškai nėra. Tai čia yra, jisai nėra pats greičiausias, tai yra 6000 MB per sekundę, bet jeigu matytume, tai yra mažytė R raidelė, tai yra skaitimo greitis, rašymo greičio jisai nepaminė, bet berods specifikacijoje prieš perkant mačiau kažką apie 4500 rašymas ir 6000 skaitimas. Na, bet 4500 MB per sekundę yra daugiau negu reikia. Ir kas liečia atmintį, irgi galima bus sutaupyti porą eurų, galbūt atsikratant RGB, bet vėlgi reikalavimas yra RGB, tai yra 32 GB Kingston, jie vis dar vadinasi HyperX, čia, Fury. Ir tikrai žinau, kad šitas Kingston modulis yra suderinamas su gigabito sisteminė plokštė, todėl žmogus galės vienoje aplikacijoje visus savo spalvas ir apšvietimą visą savo valdyti. Ir 32 GB taip, galima buvo dėti 16, bet vėl turėkite omeny, tai yra žmogus, kuris žaidžia kažką iš lengvų žaidimų, tai tikėtina galbūt Minecraftai, galbūt kokie, nežinau, ką jūs dabar šiais laikais žaidžiat. Iš lengvo, galbūt Counter Strike'as ir dažniausiai tokie žmonės žaisdami, kaip patirtis rodo, vienam monitoriui žaidžia, kitam monitoriui buvo atidarytas koks nors Twitch'as ar kokie tutorialai ar achievementai, kažkas tai tokio.
Ir įprastai, jeigu jūs naudojate kokią Google Chrome naršyklę ir, kaip ir daugelis mūsų, neuždarote tabų, rezultatė gaunasi taip, kad 16 GB jums tiesiog pradės pritrūkti. Ir 32, taip jau gavosi, 32. Tai vat, visas šitas džiaugsmas, pažiūrėsim, kaip surinksim. Iš karto nesakysiu kainos, jeigu būna nedidelė intriga, pasakysiu, kiek kainuavo šitą komplektaciją, kiek galėtų kainuoti atsisakant blizgučių ir spalvų. Ir dabar pabandykim surinkti, nes, negali pasakoti, kaip jam sekasi, jeigu tu nežinai, ar jisai visų pirma sustartuos. Tai keliaujam prie bildo. Ir rinkimas baigtas. Dabar tas toks nedidelis kvizas. Tie, kurie iš jūsų pastebėjot, šaunuoliai, tie, kurie nepastebėjot, reiktų dar pasistengti. Ką aš pamiršau paminėti tarp komponentų? Taip, vaizdo plokštė. Tiesiog pamiršau paminėti, kas bus per vaizdo plokštę. Vaizdo plokštė yra 4060, ne TI, o tiesiog 4060. Atsimenat, biudžetas. Ir galutiniam rezultate turim tokį grožį. Pasirinkom violetinį, kad, labiau mergaitiškas gal būtų. Mažytis, kompaktiškas, su stiklu, aušinimas. Buvo šiokių tokių keblumų įstatyti, norėjusi viršui, bet vamzdeliai, kaip mato, Deepcool yra labai labai ilgi, aišku, ploni ir ganėtinai lankstas, kas būtų pagelbėję su mano gigabyte korpuso filmavimu, bet dėl to teko dėti į priekį, nes planas pagrindinis buvo dėti į viršų. Par to
viskas atrodo neblogai, gale beveik 2 cm vietos jūsų laidam, tai ne tik laidam, bet dar ir diskam ir kitiem dalykam, galbūt net kažkokiam kontroleriam tiks, kas man irgi visai patiko. Pats kompiuteris toks truputėlį alsuojantis, bet čia jau Gigabyte problema, kurią pabandysim įspręsti per BIOS. Alsuojantis turi minį tai, kad Gigabyte turi tą tokį bjaurią savybę, ji atsuka visus kranus, atsuka visus varžtus ir leidžia procesoriui turbo boostintis tiek, kiek jisai turi aušinimo. Nors žinoma, aušinimo, kai jisai pradeda kaisti, aušintuvai sukasi smarkiau, viskas riekia, cypia, ūžia, bet jūs turite maksimalų performansą. Ir tai ir gerai, ir ne, kartais vakare žaidžiant kažkokį paprastą žaidimą norisi tyliai jį žaisti, o neturėti 500 fps. Tai šitoje vietoje galima BIOS'e kai ką pareguliuoti, mes tą ir padarysim, o apart šito kompiuterį galima vis dėlto surinkti iki 1000 eurų žaidiminė. Jūs tikriausiai sakysi 4060, čia galbūt ne žaidiminė vaizdo plokštė, čia gal tokia lengva vaizdo plokštė, bet jinai yra žaidiminė, jinai turi pakankamai atminties, jinai daugelį sporto žaidimų paveža maksimaliais kadrais ir jeigu šią komplektaciją taip kaip stovi, va dabar norėtume turėti, tai būtų 1050 eurų, kas manau nėra daug, bet jeigu jums tiktų, jog tai būtų juodas kompiuteris, be jokių RGB, blizgučių ir pagražinimų, jūs galėtumėt net sutaupyti iki 900 eurų. Tai už 900 eurų galėtumėt turėti va šį performansą, be RGB, arba už 1050 su šiais RGB, kuriuos matot. Ar galima būtų kristi žemiau negu 900 eurų, tai čia jau patys pagalvokit. Yra situacijų, kur galbūt galima buvo sužaisti 1 eurų dėl atminties be aušintuvų, galbūt galima buvo SSD vietoj 2 terabaitų keliauti į 1 terabaitą, atminti vietoj 32 GB keliauti į 16 GB, tačiau viskas priklauso nuo jūsų pasirinkimų ir jūsų poreikio, tai galbūt dar galima būtų kristi žemiau, galbūt iki 820 eurų, bet tada jau būtų visiškas kompromisas. O vat, ką mums pavyko padaryti, tai vat tą ir pavyko, aš manau labai gražus ir ganėtinai švarus gavosi. Tai šiam kartui tiek, detalių sąrašą matysite pačioje, pabandykit patys pasidėlioti ir pasižiūrėti. Šiam kartui tiek ir iki kito. Ate.